Tai ką, sveiki, šiandien yra rugpjūčio 25 diena, bandysim identifikuoti auksą visai ateinančiai savaitai. Tai pradedu aš nuo savaitinio grafiko. Ką aš matau, tai savaitiniam grafike matau čia labai didelę konsolidaciją. Šičia ją pralaužė konsolidacija visą ir nuvažiavo į viršų. Tada viršui čia irgi pradėjo daryti konsolidaciją šitoje vietoje. Taip, tai čia irgi matosi, kad konsolidacija po truputį kaip ir yra trendas, bet mažesniam taime pamatysim į viršų. Ir šitoje vietoje vėl jisai pralaužė tą konsolidaciją ir dabar turim labai stiprų bulių trendą. Tai tada dieniniam grafike galima būtų pasibraižyti struktūrą šiek tiek. Taip, tai čia irgi yra didelė konsolidacija, tai gal nuo žemiausio taško, jeigu pasimtume, tai impulsinė judėjimas. Ir čia būtų impulsinė judėjimas atgal ir impulsinė judėjimas atgal, impulsinė. Bet tai matom, kad jisai buliai, labai stiprus buliai. 4 valandų grafikas. Taip, tai gaunasi irgi tas pats. Pataisysim. Iš apačios tai gal labiau keliaujam į dabartį ir turim čia dieniniam impulsinę koją. Jeigu žiūrint pagal dieninį grafiką, tai jau irgi palėtė 113, 127 dar trūksta. Keturių valandų grafike matome impulsinę judėjimas atgal, impulsinė judėjimas atgal, impulsinė judėjimas atgal. Dabar turime judėjimą, iš judėjimo atgal naują impulsinę koją. Šičia turim rezistus. Čia turim suportą, nuo kurio ir pradėjo kilti. Mūsų suportą sudarė ties 61,80 ir nuo čia pradėjo kilti. Taip pat čia labai rezistų didelė zona, kurią jau prakirto visą mūsų rezistą. Dabar dar laiko greičiausiai šitą vietą ir arba pakris nuo šitos vietos, gali pakristi, pratestuoti ir grįžti iki viršaus mūsų. Bet labai ilgas jau yra impulsinė koja be korekcijos. Tai tikėtina, kad irgi gali padaryti korekciją gali netgi ir apačią patikrinti.
bet šitas yra labai stiprus lygis. Taip, va šitas va visas. Tai jeigu pakris, tai labai nedaug ir gali eiti iki viršaus. Iki mūsų prieš tai buvusios struktūros. Tada jeigu valandą žiūrint, taip, tai valandinis grafikas. Čia yra rezistų zona valandiniam. Tai valandinis kaip tik čia ir atsitrenkia. Šį čia suformavo suportą valandinėme grafike. Jeigu pagal struktūrą, tai impulsinė, judėjimas, impulsinė. Čia yra mūsų paskutinis judėjimas atgal. Tai ta pati vieta ir yra rezistai. Tai jis dabar turėtų bando ją pramušti. Visą šitą vietą. Ir paskutinį judėjimą. Gal pažymėsim ryškiau kažkaip. Paskutinį judėjimą. Tai greičiausiai čia ir bus veiksmo šią savaitę visą šitą pramušt, praeit, nes gali ir kristi iki va šito suporto. Nes tai irgi yra stiprus lygis. Bet pagal viską tai buliai stiprus ir turėtų kilti patikrinti va šitos struktūros. Aišku, reikia pramušti tos rezistus. 30 minučių. Tai 30 minučių tas pats. Čia yra paskutinis judėjimas, mes jo dar nepralaužim. Jau kai šitą pralaušim vietą, tai tikėtina, kad tikrai jau važiuosim iki viršaus. Tai čia būtų labai... Šitoje vietoje labai yra gera vieta, kai pralauš, retestins jeigu. Tai bandyti ieškoti pirkimo iki struktūros viršaus. Čia toks vadinamas clean range'as, kur nėra labai daug rezistų. Nieko tokio, kad jisai turėtų tikrai gražiai paeiti viršų. Čia va matome irgi formuoja, dabar konsolidacija vyksta. Jeigu pagal struktūrą žiūrėti, tai impulsinė judėjimas atgal. Impulsinė judėjimas, impulsinė, padarė judėjimą atgal. Palėtė 680, pradeda važiuoti iki viršaus. Tai dabar viskas yra kilime, tai tokių kaip ir signalų nei pirkimų, nei pardavimų stiprių neturiu. Yra čia kelios sistemos, bet tai sistemomis aš labai mažai dabar vadovavęs, daugiau žiūriu į rezistų suportus. Tai jeigu žiūrint taip, kaip aš dabar užžydinėju į visą tai, tai dar grįžtam prie 4 valandų, tai yra 4 valandų žvakė. 4 valandų žvakė. Jeigu pakyla iki šito lygio, jį pralaužia, tai tikėtina, kad važiuos į viršų. Čia yra žvakės lau, jeigu pralauž šitą apačią, tai iki čia, jeigu ir vyksta, iki čia korekcija turėtų vykti. Nors ir čia yra rezistai, čia rezistai. Taip,
valandoje irgi nieko aš nematau jokių signalų, nes labai čia tokie spygliai susitraukimo ir į viršų ir į apačią. Tai kol kas jokių signalų nei pirkimui, nei pardavimui aš neturiu. Tai aš tiesiog dabar laukčiau arba grįžimo į šitą vietą ir čia ieškočiau pirkimo į viršų. Jeigu pralauš šitą rezistą visą, į paskutinį mūsų judėjimą šitoje vietoje, tai šitoje vietoje irgi ieškočiau kažkokio pirkimo iki mūsų prieš tai buvusios struktūros viršaus. Į labai žemesnius time frame'us aš nebelendu, nes confirmationai ten yra labai silpni, tai mano mažiausias yra 15 minučių timas, ką aš žiūriu. Stengiuosi giliau neiti. Aš juos pasižiūriu, bet netaikau užėjimams. Taip, tai irgi yra iš judėjimo atgal, yra konsolidacija. Čia yra pagrindiniai rezistai, kuriuos reikia pralaužti, jeigu žiūrint 15 minučių, kad galėtume keliauti viršų. Į apačią taip, tai apačią irgi matau, čia matau rezistus, kuriuos jeigu pralaušim, šitoje vietoje rezistą, tai mes turim iki šitų rezistų, kaip vadinasi, clean range shortą, tai tas shortas būtų 61 pipsas arba 6 punktai. Manyčiau, nėra maži pinigai, visai gerai būtų pasigauti tokį judėjimą. Jeigu važiuosim į viršų, tai pirkimą daryčiau tik tais čia nuo viršaus ir žiūrėčiau šitą visą pagavimą čia į viršų. Tai čia į viršų yra 10 punktų, tai 100 pipsų, tai irgi. Tai šitoje vietoje aš nieko nedarau, aš laukiu. Jeigu pakrenta pardavimas šiek tiek, bet aš ilgų stengiuosi nebelaikyti. Ir dar kartais pasižiūriu mažam low time frame, jeigu ten kažkokią sistemą sudaro double bottom ar topą, tai irgi vadovaujas. Pagrindė suportai rezistai pas mane ir struktūros su visais harmonikais, nebent vadovaujasi aš konsolidacijai, bet stiprus signalas, kad būtų pirkimui pardavimui, nebedarau šito. Tai šiandienai tiek. Tai tokia mano analizė.